Sveiki, labas vakaras visiems. Esu Gedrimė Kušlienė, šiandien būsiu su jumis. Turiu holistikos centrą Oazė, kuriame teikiu paslaugas ne tik tai fizinė prasme savo klinikoje, bet internetu, seminarų skaitymai, meditacijos internetu, coachingas, remiuosi tradicinę kinų mediciną, diagnostikoje ir gydyme, žodžiu, visokios įvairios veiklos susijusios su sveikata. Tai kas yra žmogus, kai mes kalbam apie ligą, tai ir apskritai apie žmogų, kaip mes jį suvokiame. Tai nėra tik tai kūnas, tai nėra tik tai, ką mes matome. Tai yra žymiai daugiau. Tai yra emocijos, tai yra širdis, tai yra mintis. Tai yra labai daug, kas sudaro mūsų kūną, tą žmogų. Ir visa tai įtakoja mūsų sveikatą finale. Ta prasme, tiek emocijos, tiek dvasiniai dalykai, tiek visi dalykai, kurių mes galbūt tiesiogiai nematome, jie galiausiai atsispindi mūsų fizinėme kūne. Todėl yra labai svarbu apimti, kalbant apie sveikatą, apimti visą tą visumą, suprasti ją plačiau. Tai tada kas yra liga, jeigu taip jau kalbam apie sveikatą? Vakarų medicinoje visos ligos gydomos yra diagnozių principu. Tai yra plaučių uždegimas, sinusitas, alergija, dermatitas, viskas turi savo žodžiu pavadinimus ir jų tiem pavadinimam išspręsti yra naudojami kažkokie tai vaistai. Jeigu plaučių uždegimas, tai tada ten antibiotikai kažkokia, migrena, ten vaistai nuo galvos skausmo ar dar kažką atpalaiduojantys, plečiantys, alergijai vėlgi ten ir taip toliau ir panašiai, ir depresijai taip pat. Tai dar nieko baisaus, jeigu tai yra viena kažkokia labai aiški diagnozė, bet jeigu tų diagnozių susipina ir į senatvę, kuo toliau, tuo labiau, tai tada diagnozių mišinys pasidaro toks, kad gydytojas nežino, nuo kurios vietos pradėti ir nuo kurios vietos gydyti. Tai tradiciniai kinų medicina yra viskas visiškai kitaip, nes joje žiūrima į žmogų kaip į visumą. Visi organai yra sujungti, jie visi yra susiję, nėra nieko atskiro, nėra nieko nereikalingo, visi yra labai svarbus ir įtakojantis vienas kitą. Kaip mes šitą viską diagnozę, sakykime, suprantame iš tradicinės kinų medicinos pusės. Skauda galva. Skauda galva tai yra simptomas. Tai jeigu vakarų medicinoje mes tiesiog išgeriam vaistus ir pamalšinam tą skausmą, tai tradiciniai kinų medicinoje mes tada užduodam, 10-20 klausimų apie galvos skausmą, kad suprasti, kas siunčia šitą žinią. Nes kažkas iš mūsų organų siunčia žinią, kad jam blogai ir jisai duoda signalą į galvą, kad jam blogai. Tai jeigu mes mokam suprasti šitą signalą, tada mes jį perskaitom ir sprendžiam tą problemą, priežastį naikinam. O jeigu mes mokam perskaityti, tai mes tada išgeriam vaistų nuo galvos skausmo ir, sėkmingai toliau gyvename iki tam tikro laiko. Toliau lygiai taip pat, pavyzdžiui, gali kelienus skaudėti žmogui. Tai jeigu mes nueinam pas gydytoją ir sakom skauda kelienus, tai greičiausiai sudilė kremzlės ir tada ten gliukozamino turbūt, arba ten kokia girnelė gal išlindus, nesilaiko. Tai mūsų atveju tradicinė kinų medicinoje mums labai yra svarbu žinoti, kurioj vietoj skauda, kaip skauda, kokiu metu labiau skauda, kurio paros metu labiau skauda, kada paūmėja, kada palengvėja paros bėgyje ar sezono bėgyje. Viskas yra labai svarbu. Ir tada mes galime rasti, kas mums siunčia vėlgi signalą į tą kelieną, nes kelieno skausmas tai yra tik tai simptomas. Ir mes jo nenaikiname, kad patepti tepaliuką ir jisai praeis. Tai mes irgi labai bijom iš viso skausmo. Mes galvojam, kad skausmas tai yra blogai. Taip, bet skausmas iš tikrųjų yra labai gerai. Ta prasme, tai yra žinia, kurią žinokant skaityti mes galime labai daug sužinoti. Tai yra kaip knyga. Atsivertėm, perskaitėm ir mes tada darom kažką tai. Todėl taip, ir tada mes suprantame, ką daryti, kaip daryti ir reaguoti adekvačiai į tą skausmo atsiųstą žinią. Galime rasti organą, kuris serga ir tvarkyti tą organą. Taip, kad dėl ko visa tai yra, apskritai visa organo veikla mūsų kūne, jie bando išlaikyti pusiausvyrą. Tai jeigu vienas organas išsibalansuoja, tada jisai pradeda siurbti energiją ir, bando atsistatyti kito organo sąskaitą.
tada tas, žodžiu, kitas organas jau būna, jau iš jo išsiurbia, jam jau trūksta energijos, jisai tada kabinasi prie kito organo. Nu ir taip, kuo mes ilgiau laukiame, tuo didesnę puokštę visų šitų dalykų gauname. Ir lygiai taip pat, kai atsistatinėja organizmas, kai mes gydome, tada lygiai tas pats yra atstatymo procesas. Atstatome vieną organą, tada jisai turi jėgos maitinti kitą organą ir taip lygiai taip pat pusiausvyros principų grįžta į tą pačią homeostazę, tik tai jau gerąją tą prasme. Tai va, tai yra pagrindiniai faktoriai, kurie įtakoja mūsų sveikatą. Tai yra įgimti DNR, kurio mes šiaip nelabai ką galim pakeisti. Vieni mes gimstam Mercedesais, kiti mes gimstam Žiguliais, bet nepaisant to, kad žmogus gimęs tuo Mercedesu, gali tą Mercedesą iki tiek davesti, kad jisai bus prastesnis už tą patį Žigulį. Lygiai taip pat Žigulį mes galime prisižiūrėti, susitvarkyti ir žiūrėkit, galime važiuoti tyliai ramiai, Žigulys niekad nebus Mercedesu, bet jis tyliai ramiai atliks savo funkcijas ir mes sėkmingai nukeliauti galime dar žymiai toliau negu su tuo supuvusiu Mercedesu. Tai žodžiu, tas įgimti dalykai gali labai pasikeisti prie nuo to, kaip mes gyvename, ką mes darome. Toliau yra fiziniai faktoriai, darbas, pervargimai visi, per daug judesio, per mažai judesio, visa tai irgi įtakoja mūsų sveikatą. Biologiniai faktoriai, virusai ir bakterijos, jie irgi nusėda mūsų organizme tada, kai mūsų imunitetas yra per silpnas. Tai jeigu mes turim stiprų imunitetą, tai nei virusai, nei bakterijos mūsų negali įtakoti. Tai yra tik tai imuniteto klausimas. Psichiniai faktoriai tai yra emocijos, mintys, kaip mes jaučiamės, kaip mes interpretuojam visokias problemas ir kaip mes reaguojame į visokias susidariusias situacijas, kad ir šiandien, pavyzdžiui, planavom turėti daug dalyvių, bet taip gavosi, kaip gavosi. Nu tai turėsim dar antrą webinarą, bet tai ką dabar, yra kaip yra. Tai nepulti į paniką, nešokti nuo tilto, viską žiūrėti su jumoru ir ramiai, ką padarysi. Aišku, kiti žmonės, kurie bandė prisijungti, jiems irgi susinervavo turbūt, bet, taip sakant, gyvenimas yra toks, su visokiais, taip sakant, pakilimais ir nusileidimais. Ir cheminiai faktoriai, tai yra vaistai, kurie veikia visus organus, ta prasme, užteršia juos ir iš pradžių organizmas lengviau juos išsivalo, kuo toliau, tuo jis sunkiau, nes jisai gauna didesnę puokštę tų visų chemikalų ir tų vaistų. Mineralai, vitaminai, kaip ir minėjau, jų jeigu trūksta maiste, būtinai juos reikia papildyti. Tik tai susirasti reikia tikrai gerus produktus, kad jie atliktų savo darbą taip, kaip mes norėtume, kad tai būtų. Ir maistas, vėlgi, į maisto kokybę, kokį mes maistą valgome, kaip mes jį pasirenkame, tai irgi įtakoja mūsų sveikatą. Manau, kad niekas neprieštaraus. Taip? Bet, kaip aš sakau, tai yra 3 pagrindiniai banginiai, kurie įtakoja mūsų ir kuriuos mes galime irgi įtakoti ir tvarkyti ir tuo būdu įtakoti mūsų sveikatą. Tai yra mityba, emocijos ir judesys. Tai yra patys pagrindiniai dalykai. Tai dabar, jeigu mes kalbame apie judesį, jis yra labai svarbus. Ne per daug, ne per mažai. Kaip sako, 5, 30, 120. Aš visada rekomenduoju 5 Tibeto pratimus, jeigu esat girdėję, jie išjudina visus energetinius kanalus mūsų kūne. Tikrai rekomenduotini. Ėjimas, balanso pratimai yra labai svarbus. O šiaip tai reikia daryti tai, kas patinka. Vėlgi klausyti savo kūno, daryti tai, kas patinka. Ne kokios mados, ne kas ką pasakė, ne kas kaip kažkam patinka viena, kažkam patinka kita. Bet iš tikrųjų tai yra, kaip pasakyti, rinktis reikia pagal tai, ką kūnas sako, jisai žino geriausiai. Vieną kartą jam labiau patiks gal joga, kitą kartą jisai norės kažko aktyvaus, kitą kartą jis galbūt norės tik pasivaikščioti, kad nebūtų rutinos, daryti, sakau, rinktis ir daryti kas patinka. 5, 30, 120 tai yra 5 dienas per savaitę, 30 minučių, 120, kad būtų pulsas. Tai yra toksai rekomenduotinas, optimalus pajudėjimas kiekvieną dieną. Taip, mityba. Mityba yra svarbi kiekis, kiek mes valgom, per daug, per mažai. Prie kažkokių tai ligų žmonės per mažai valgo, bet šiaip daugumą tai mes valgom per daug. Laikas,
kada mes valgom, dienos bėgyje, kaip mes valgom, ar kramtom, ar tik ryjam, ar dar užsigeriam kokiu vandeniu bevalgydami, maisto kokybė, ką mes valgom, kaip, ta prasme, netgi valgymo kokybė, ką mes darome tuo metu, ar mes esame čia ir dabar, ar mes esame kažkur tai planuojam savo darbus, ar vieną tik tai koją pribėgam ir tik tai, žodžiu, maisto, tas valgymo kultūra iš principo, ką mes darome, kai valgome. Iš principo, aš netgi ne apie valgymą norėčiau netgi šiuo atveju pakalbėti, bet ir apie apskritai buvimą čia ir dabar. Ar jūs dabar, pavyzdžiui, kaip esate šitam dabar webinare, ar jūs esate 100% čia ir dabar? Ar telefonai toli nuo jūsų padėti, ar jūs tuo pačiu nežiūrite Messengeryje, gal kas nors kažką parašė, ar gal kas nors ten kažką kur pasakė. Žodžiu, labai yra svarbu būti čia ir dabar, teisingai, čia ir dabar. Žodžiu, visame kame, kai mes valgome, mes esam čia ir dabar, su tais, su kuriais sėdime, kai mes kažką tai darome, irgi būname čia ir dabar, neplanuojame 100 darbų į priekį. Tai yra labai svarbu pats valgymo visą tą kultūrą. Ir ją reikia įdėti ir savo vaikams. Tai yra labai svarbu. Yra daug madų, kaip ir minėjau, veganizmas, vegetarizmas, žodžiu, be galo, be krašto ir jų čia atsiranda ir naujų, ir vėl paskui senų, ir ką daryti? Nes iš tikrųjų, kai kalbant, aš kaip ir minėjau, sakykime, žaliavalgystė. Vieniem jinai be galo labai gerai tinka, vien dėl to, kad jų organizmui jų tinka. Kitiems labai tinka vegetarizmas, kitiems veganizmas, žodžiu, kiti labai paleo mitybą, žodžiu, žavisi ir jiems viskas tvarkoj super. Bet kaip atsirinkti? Iš tikrųjų, tai reikia klausyti labai savo organizmo, klausyti, ką jisai sako. Tam yra labai naudinga valgyti, naudinga labai yra valgyti šitą vienu metu daug nesumaišytą maistą, va to atsirinkimo periode, tiesiog suvalgyti ir žiūrėti, ką mes jaučiam, ar mums gerai, ar mes prisipildome energijos, o gal mes kaip tik prarandam tą energiją pavalgyti. Tai yra signalai, kad jeigu aš gerai jaučiuosi, reiškia man tas maistas tinka. Jeigu aš blogai jaučiuosi, reiškia man tas maistas netinka. Žodžiu, viskas yra kaip ir paprasta, bet iš tikrųjų iš viso tie visi labai susiskirstimai į tas grupės, jie nėra tokie galbūt labai teisingi, nes galbūt žaliavalgystė yra labai gerai vasarą, nes jinai yra vėsinanti. Toliau kažkokia kaitinantis maistas, aišku, galima ir vegetarizmą rasti kaitinančio maisto, įsidėti daugiau prieskonių, kai yra šalta, tai yra kaitinantis maistas. Toliau, žinant tradicinę kinų mediciną, galime save įsianalizuoti ir rasti savo, ta prasme, prisiskirti save prie kažkurios tai kategorijos ir pagal tai pasirinkti savo maistą, kuris mums labiausiai tinka, tas ar kaitinantis, ar vėsinantis, ar, žodžiu, ką reikia daryti. Tai reikia domėtis, skaityti, klausyti savo kūno, būti sąmoningais. Ir dar ką noriu pasakyti, šiukštu nesivaikyti internete siūlomais įvairiais pasiūlymais, stebuklingais patarimais ir būdais, netgi elementariai, sakykime, stiprinti imunitetą. Labai paprasta, ne? Ten labai daug atsiranda tų patarimų, valgykit imbierą, tai būsit sveikas, ten valgykit česnaką, tai nesirgsit. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, imbieras, tai kaip ir minėjau, kas pradžioj girdėjote, vadinamas tas yin ir yang maistas. Vienas yin tai yra vėsinantis, o yang tai yra kaitinantis. Tai imbieras yra kaitinantis produktas. Ir jeigu mums yra vėsu, mes esam tie daugiau yin žmonės, kuriems šalta, tokie mes esam lėti, tai tada imbieras labai tinka imunitetui stiprinti. Bet jeigu mes jau esame mes esame pilni tos vidinė karščio to, tai mums imbieras šiukštu netinka. Ir aš tikrai su klientais, kai pasišneku, tai man labai įdomu yra pasiklausyti. Pavyzdžiui, gyvena pora, vienas yin, kitas yang. Ir čia galbūt labai jau fokus skamba, bet iš tikrųjų, vienas labai vėsus, ramus, tylus, visa kita, o kitas yra prakaituojantis, karštas ir aktyvus. Ir žodžiu, tas, kuris yin, tas tylus, ramus, žodžiu, vėsus, jisai stiprinasi savo imunitetą su imbiero šotais, tais mažais tokiais kokteiliukais. Jam labai gerai.
Ir kadangi tai yra be galo sveika, ekologiška ir taip toliau, jisai kiša tai savo žodžių draugiai tą irgi kokteiliuką, sako, žinok, reikia labai super, o jinai tiesiog negali jo gerti, jinai supranta vidumi, jau jai kūnas sako, kad jis netinka, bet taigi sveika, taigi visur sako, kad sveika, tai tada jau, kaip pasakyti, išaiškinau situaciją, kaip kas ir su kuo, ir tada jie suprato, kad jiems netinka abiem lygiai tas pats, jie turi rinktis pagal save. Todėl tie visi, sakau, internetiniai patarimai, jie iki tam tikros ribos yra teisingi, bet nepritaikyti, jie yra bendriniai. Toliau, kaip ir minėjau, yra emocijos, kurios labai įtakoja mūsų sveikatą ir kurios sėda į mūsų visus organus ir jos išbalansuoja, jeigu jos nėra sutvarkomos ir nėra paleidžiamos. Dalis emocijų, kaip vadinamos fizinės, jos yra tokios, kokios yra, mes paveldėm daugą, vaistai įtakoja mūsų kažkokią tai fizinę ir tą visą nuotaiką, visą būseną, bet yra kita dalis emocijų, kurias mes galime ir turime tvarkyti, bet jokių būdų neslėpti jų ir neužgniaužti. Nes iš tikrųjų šiuolaikinėme pasaulyje pas mus yra mąstymas. Protas mes galvojam, kad tai yra frazė 10 kartų pamatuok ir ten 11 kartą nukirpk, ne? Tai iš tikrųjų tai yra protas, visur mąstyti, išmąstyti, ar man apsimoka, ar man neapsimoka, ką man čia dabar daryti. Ne tai, širdis viską žino. Daug, kaip pasakyti, atrodo tokie visai racionalūs sprendimai, jie pasirodo žiauriai apsimoka po to. Ir iš tikrųjų, žiūrėti širdies, žiūrėti emocijos, kaip mes, vidinis, ką sako vidinis balsas, aš iš tikrųjų irgi organizuoju ir seminarus, ir pranešimus, ir meditacijas, išgirsti savo širdį, išgirsti širdies balsą, tiesiog sustoti, įeiti į tylą, nebijoti iš tikrųjų tylos, nes tik tyloje širdis kalba, jinai nekalba šitam chaose visam ten, kur 5 televizoriai, 3 radijos ir 6 kompiuteriai sujungti. Aš čia perdedu, bet iš principo, to prasme, tylos. Už tai meditacija yra be galo svarbi mūsų gyvenime. Meditacija, aš apie meditaciją šiek tiek galbūt pasakysiu vėliau, mes tą meditaciją irgi suprantam kaip kažkokį fokus, ko nelabai suprantam apskritai, kas tai yra, kažkokio tai lotoso galbūt pozo ir ten visi sako, tai iš tikrųjų toli gražu tai nėra taip. Tai ta tikroji tikslinė meditacija irgi įeina į tą širdies balso klausimąsi. Ir tikrai sprendimai priimami visiškai kitam lygmenį ir rezultatai yra kitam lygmenį. Ir netgi, sakykime, ką mes iš tikrųjų nemokam dirbti su emocijom. Mes savo vaikam, ką mes sakom. Ar čia teisingi tokie pasakymai? Girdime su, ta prasme, mes, būkim biedni, bet teisingi, bet emocijos suslėptos, jos nueina į tam tikras kūno vietas ir jas išbalansuoja. Tai va čia jūs matote, pyktis, kur atsisėda, kur našta, atsakomybė per didelė, vaikam užkrauta labai didžiulė atsakomybė irgi. Atsiranda stuburo iškrypimai ir tai čia irgi viena iš rezultatų per didelės atsakomybės šeimoje, per didelės atsakomybės mokykloje, kas čia toliau, kaltė, gėda, išdavystės, atmetimas, viskas susidėlioja labai sėkmingai į mūsų. Noriu pabrėžti iš tikrųjų, kad mes savo patys labai daug ką apsiribojam ir užspaudžiam visas tas savo emocijas. Irgi mes sakom, kad aš negaliu, aš neturiu drąsos, man trūksta to, aš bijau. Visi šitie žodžiai irgi sėdasi, irgi tai yra emocija. Irgi tai yra emocija, kuri sėda kažkur tai kažkokius tai organus ir paskui susidėlioja tas, kas susidėlioja. Tai visus tos aš negaliu, aš bijau, aš pykstu, viską reikia keisti į aš galiu, aš myliu, aš atleidžiu. Tai tada viskas pasileidžia ir važiuoja, kaip pasakyti, sėkmingai toliau. Tai kaip mes tas emocijas galime tvarkyti? Vienu atveju, kaip ir sakiau, mes galime jas slopinti. Kitas būdas yra užkrauti kaltę kitiem, kad mes vien dėl to, kad kažkas kitas kažko nepadarė, mes esam nelaimingi, dėl to, kad kažkas kitas kažko tai nepasakė, mes dabar supykom, arba pasakė, mes dabar supykom, bet supykti mes nusprendžiam, ar pykti ar nepykti. Ne kitas mūsų įtakoja supykimą, čia yra mes, kurie turim teisę tą padaryti.
O trečias variantas yra išklausyti tą emociją, su ją susitarti, susitvarkyti, ją paleisti ir palinkėti jai sėkmės. Kaip tą galime daryti? Vėlgi meditacija, gilus kvėpavimas, pačio to streso momentu, tai gilus kvėpavimas yra labai gerai. Giliai įkvėpti, giliai stipriai iškvėpti, tai yra be galo geras metodas. Toliau atleidimas. Mes turim labai rimtą problemą su atleidimu. Mes pykstam, įsižeidžiam, neatleidžiam, kažkas mūsų turi atsiprašyti, kažkas mus įžeidė, kažkas kažką padarė ir mes tokie labai įsižeidę vaikštome, bet ką mes darome, tai savo blogai. Tai vat yra vienas iš atleidimų meditacijų, kurias labai stipriai rekomenduoju ir dirbu su kitais žmonėm, tai yra atleidimo meditacijos. Dirbti su jomis. Nes kol mes neatleidžiame, tai niekas nevyksta. Ta prasme, pirmiausia atleisti. Toliau yra dėkingumas. Dėkingumas už viską, ką turime dabar. Aš iš tikrųjų, ką aš praktikuoju, tai aš šiaip labai domiuosi ir mineralogija. Tai yra akmenys, kurie kažkokias tai pagal spalvą, akmens spalvą, kiekviena spalva mes žinome, kad turi kažkokią tai reikšmę, sveikatos prasme, kiekvienam organui yra netgi atskirai skirtingi akmenys, skirtingos jų spalvos. Tai ką aš darau, aš pasirinkusiu, pavyzdžiui, sakykime, savo tinkamą akmenį, kuris kažką arba aktyvina, ar kažką slopina, priklausomai nuo to, ką reikia. Turiu aš jį kišenėje ir kiekvieną kartą įkišusi ranką į kišenę ir radusi akmenį, aš tiesiog už kažką tai padėkoju. Už nuostabų orą, už taiką, už nuostabę šeimą, už namus, už tai, kad šilta, už tai, kad gera, o Dieve, čia tik dėkoti ir dėkoti, prasme, vien dėkoti galima. Tai va, tai reikia labai dirbti su šituo. Mokinti vaikus, dėkoti už viską. Neprašyti, nereikalauti, o dėkoti. Mes tikrai gyvenam nuostabiom sąlygom, nuostabiom. Tik tai pavydėti, kaip mes gyvenam. O dėjuoti mes visą laiką galim. Tai va. Keliaujam toliau. Tai atėjom iki tradicinės kinų medicinos. Tai pagrindiniai įrankiai, juos supratus, galima labai daug padėti savo ir savo aplinkiniam. Aišku, gydyti iškart negalima pradėti kitų žmonių, bet jau savo rate, savo šeimos rate labai daug ką galima, bent pagrindinės suvokti, kas tai yra ir kaip tai su kuo tai daroma. Tai va. Tai yra pagrindiniai tokie 3 kertiniai banginiai, sakykime, jų yra daugiau, bet čia tuos pagrindinius, tai yra 12 meridianų ir jų tarpusavio ryšys, tada yra 5 elementai, tai kaip tie meridianai yra visi susiję tarpusavyje. Ir tada yra organų laikrodis, tai reiškia, kad kiekvienas organas per 24 valandas paroje, jisai 2 valandas būna pačiam maksimume, pačiam aktyvume ir 2 valandas būna pačiam minimume. Mažiausiai energijos turi. Ir pagal tai mes galime labai daug ką suprasti. Pavyzdžiui, ateina pas mane klientas ir sako, aš atsikeliu 3 valandą nakties ir einu į tualetą, tada aš negaliu užmigti. Ar yra tokių? Yra, man atrodo. Labai dažna, kaip pasakyti, problema. 3 valandą šlapimo pūslė yra pačiam minimume. Ir tada jinai neišlaiko šlapimo pūslės raumuo neišlaiko šlapimo, štai žmogus keliasi. Tai vietoj to, kad ten kažkokiu tai gerti migdomųjų ar kažką, tai reiškia, aš suprantu, kad reikia stiprinti šlapimo pūslę. Ten gali būti, tada reiktų pagerti galbūt beržų lapų arbatos, ar ten, žodžiu, galbūt yra bakterinis kažkoks užkrėtimas ir tada, žodžiu, susitvarkyti su pūsle ir tada neturėsim miegojimo problemų. Lygiai taip pat, jeigu žmogus turi didelį aukštą kraujospūdį, kokie nors širdies ritmo širdies ritmo sutrikimai, tai širdis vien tarp 11 ir 1 valandos yra pačiame maksimume. Reiškia, kad jau jeigu jinai ir taip aktyviai dirba ir aukštas kraujospūdis, tai reiškia, kad tarp 11 ir 1 valandos rekomenduojama ramiai, žodžiu, praleisti tą laiką, kažkur neiti į lauką, nebūti aktyviam, nes didžiausia tikimybė yra insultui, kažkokiem tais rimtesniem ar ten infarktui, žodžiu, ir žodžiu, žinant šitą laikrodį galima labai daug ką jau suvokti ir suprasti ir skaityti savo organizmo kūno siunčiamus signalus.
Tai dabar tie meridianai. Tie meridianai yra, kaip ir sakiau, 12. Tai yra kepenų ir tulžies pūslės eina viena pora, toliau eina širdies, čia yra 4 širdies kraujotakos ir plonojo žarnyno ir endokrininis. Toliau eina blužnis ir kasa šiaip tradiciniai kinų medicinoje yra vienas organas traktuojama taip. Tai blužnies ir skrandžio, plaučių ir storojo žarnyno, inkstų ir pūslės. Tai jie yra vienas su kitu tarpusavį, šitie jau po 2 visi tarpusai susiję. Tai jeigu išsibalansuoja vienas iš jų, tai kitas tuomet tada parodo irgi rezultatus. Tai dabar aš noriu labai pavyzdį tokį paprastą duoti. Pavyzdžiui, plaučių ir storojo žarnyno 2 meridianai, jie yra pora. Ir tada, taip, žmogus prasideda kokios ten astmos, alergijos, šienligės ir kas tada vyksta, ką mes darome? Mes purškiamės ten plaučius plečiančius, ventolinus, nuo alergijos vaistus, o iš tikrųjų tai greičiausiai, kad storasis žarnynas jau yra tokioj būsenoj, kad jau jisai, ta prasme, pradėjo išbalansuoti ir plaučių meridianą ir plaučius. O visos alergijos, visa kita yra plaučių žodžių meridiano, šito, kaip pasakyti, srityje. Tai tada reikia, žinant šitą sistemą visą, reikia pirmiausiai tvarkyti storąjį žarnyną, susidėlioti jį į vietą, kas dažniausiai būna, kad trūksta gyvųjų bakterijų, ten būna per daug kandida grybo ar ten dar kažkas tai. Ir tada žiūrėkit ir susitvarko ir plaučių meridianą, ta prasme susitvarko alergijos, visokie ten tie kosuliai, dusuliai ir visi kiti dalykai. Kas čia dar? Dar prie viso to, kiekvienas meridianas, kiekvienas organas turi savo jutiminį organą, kuris yra kaip ženklas tam pagrindiniam organui. Tai pavyzdžiui, kepenų, tas, nežinau kaip jutiminis vadinasi, kepenis atspindi, sakykime, akis. Tai jeigu žmogus ašaroja labai prieš saulę, prieš sniegą, jisai jautrios labai akis, tai reiktų pagalvoti apie kepenis. Greičiausiai kažkas yra su kepenim. Tai lygiai taip pat yra ir spalva, ir skonis, ir kvapas, ir netgi sezonas įtakoja kai kuriuos organus. Kuriuos sezonų mes blogiausiai jaučiamės, irgi gali daug ką pasakyti, su kuriais organais gali būti disbalansas. Kaip pavyzdžiui, sakykime, mėlyna spalva yra inkstų ir pūslės spalva, tai pamėlę paakiai rodo, kad yra problemų su inkstais. Toliau suskirdę lūpos, spuoguotos lūpos, herpesai ant lūpų, tai irgi rodo, kad yra su skrandžiu arba blužnim negerai. Lūžinėjantys nagai irgi tai gali rodyti kepenų ir tulžies pūslės problemas. Dabar aš jums parodysiu pavyzdį. Matote, ne? Tai čia yra kepenų meridianas. Kaip mes jį suprantame? Jisai pradeda eiti nuo nykščio į viršų ir čia daro, matote, ties pilvo apačia kilpa ir pakyla į viršų. Kaip mes jį suprasti turėtume? Pavyzdžiui, skauda koja, vidinėje šlaunies dalyje, arba skauda, arba niežti kirkšnis, pavyzdžiui, išbertos kirkšnys. Kažkas negerai su šita šlapimo netgi pūsle gali būti arba su gimda. Tai yra kepenų meridiano sritis. Tai reiktų pagalvoti rimtai apie kepenis. Kas yra su kepenim? Nes greičiausiai, kad kažkas tai yra su jais. Tai yra labai paprastas dalykas. Mes žinome, kaip eina tie meridianai ir mes galime labai daug ką jau suprasti daugiau, negu kad kas nors kitas gali mums pasakyti. Tai vietoj to, kad pasitepti kažkur, pasiteplioti ir bandyti tą simptomatiką sumažinti, mes turime galvoti apie tą organą, kuris iš tikrųjų siunčia tą signalą. Tulžies pūslės meridianas. Jisai eina galvos šone, toliau eina per sprandą, per šoną, per klubus ir nukeliauja žemyn į pirštus. Tai dabar, sakykime, žmogus skauda galvą, šonuose. Tai kas yra problema? Tulžies pūslė. Mes išgeriam ibumetino, mums praeina galvos skausmas, bet mes tulžies pūslės tai neišgydom, ta prasme, mes jai nepadedam. Jis sako, man blogai, mes sakom, tu žinai, dar palauk, tu patylėk, aš čia biškai išgersiu, man reikia čia išeiti. Tai rezultatas yra, kad tulžies pūslė toliau savo, taip sakant, jinai ten blogėja. O ką reikia daryti? Skauda šonuose galvą, geriam tada kažkokią tai karčią pelynų arbatą, kažką tai aktyvinančio tulžies pūslės įsiskyrimą ir praeis galvos skausmas.
Paprasta. Skauda sprandą, va čia važiuokit, galvą, sprandą gali skaudėti, gali klubus skaudėti, gali būti tulžies pūslės problema. Bėrimai, vėlgi sakau, kelienų skausmai iš kairio, kelienų skausmai iš išorės. Tulžies pūslės problema. Blauzdų tempimai. Čia daugiau, aišku, čia šoninis. Žiūrint irgi vėlgi, sako, man mėšlungis. Kur mėšlungis? Kurie konkrečiai vieta traukia? Tada mes galim pasakyti, kuris organas skleidžia mums šitą žinią. Ne tik, kad žinome meridianų tėkmę, bet mes žinome, kad kiekvienas meridianas yra susijęs su tam tikrais raumenų grupėm tam tikrom. Tai dabar čia yra pavyzdys, sakykime, koks yra storojo žarnyno meridianas. Jisai ateina, matote, vidinė rankos dalimi, per pečius ir ateina į nosį. Tai vienas dalykas, kad gerklės skausmai labai dažnai yra dėl skrandžio, dėl storojo žarnyno, vidinė ranka, riešo skausmai iš vidinės dalis, storasis žarnynas, pečių skausmai, tai yra storasis žarnynas, aišku, žiūrint, kuri vieta pečių, nes gali būti labai daug įvairių organų susijęs su pečių skausmais, už tai irgi nueiti pas masažistą yra vienas dalykas, jis išmasažuos, atpalaiduos ir sakys, čia buvo tau įsitempę, bet kuris organas serga, jis nepasakys. Labai gerai atpalaiduoti tą raumenį, bet iš tikrųjų tada vėlgi reikia grįžti atgal, susirasti, kas serga ir tada tvarkyti tą sergantį organą prie viso to. Dabar matote, kur yra raumenys, tie raudoni pažymėti, tai yra raumenų grupės, kurios susijusios su storuoju žarnynu. Tai pavyzdžiui, skauda nugarą, net ant žemiau juosmens. Ir turėjau tarp kitko pavyzdį. Ateina pas mane klientas ir sako, skauda nugarą, žemiau juosmens, kažkoks ten guzas dar yra, kažkas ten man negerai. Nu, aš pasižiūriu, sakau, žinai, tau gali būti blogai su storuoju žarnynu. Sakau, tu pagerk probiotikų, ten tų vadinamų gerųjų bakterijų, žiūrėsim, kas bus. Ir ką jūs galvojat? Po kelių dienų jis ateina ir sako, man nebeskauda. Man neskauda, sako, nugaros, viskas, aš susitvarkiau. Super. Tai čia toks ir planas buvo, padėti. Netepti tepaliuko kaitinantį, aišku, galima ir kaitinantį, jeigu dar darom lygiagrečiai kažką prie to pačio. Lygiai taip pat šlaunys iš nugaros, šlaunys iš šonų, priekyje, virš klubų, vat matot irgi raudonas kvadratėlis rodo tą raumenų grupę, kurią gali skaudėti. Žodžiu, dabar tie visi meridianai yra priskirti tam tikriem elementam, tomis poromis. Tai pavyzdžiui, čia yra sutrumpinimai, aš pasakysiu, bet ten buvo tie sutrumpinimai prieš tai parašyti. Šičia žemė, sakykime, žemės elementą įeina blužnis ir skrandis. Metalo elementai yra plaučiai ir storasis žarnynas. Vandens elementai yra inkstai ir pūslė. Medžio elementai yra tulžies pūslė ir kepenys. Ir ugnies elementai yra 4 organai, tai yra plonasis žarnynas, endokrininė sistema, kraujotaka ir širdis. Visi šitie elementai einant ratu, pavyzdžiui, ugnis, žemė, metalas ratuku, žemyn. Jie veikia mamos sūnaus principu. Tai pavyzdžiui, ugnis yra mama žemėje, žemė yra mama metalui. Kas yra mama? Mama yra ta, kuri maitina, kuri savo vaiką prižiūri, maitina, jam duoda viską, ko jam reikia. Jeigu serga mama, ji negali maitinti vaiko. Kas tada atsitinka? Suserga vaikas. Ne? Paprasta, labai paprasta. Tai sakykime, ateina žmogus ir sako, aš dabar apie žemės elementą sakysiu, man skauda skrandį, kažkas ten negerai, skauda galbūt kairį šoną, arba yra kita simptomatika, kuri labai aiškiai rodo, kad žmogui blogai su skrandžiu, blužnim arba su jais abiem. Dažniausiai tai su jais abiem. Tai tada aš galvoju taip, jeigu serga žemė, tai dabar žiūrim, ar ugnis yra sveika, galbūt jo mama serga, gal nereikia pradėti nuo žemės gydymo, gal reikia ugnį tvarkyti. Ir tada aš pradedu užsavinėti klausimus, ar pas tave ne per aukštas ar ne per žemas kraujospūdis, greičiausiai ne per žemas kraujospūdis, kas pas tave su žarnynu yra blogai. Ir greičiausiai aš atrasiu, kad pas jį kažkas serga ta mama iš tikrųjų. Tada mes tvarkome mamą, aišku, lygiagrečiai padedam ir žemiai. Bet tvarkome mamą, sutvarko mamą, susitvarko tada ir vaikas. Jeigu mes nieko nedarom, tai tada iš pradžių susirgo ugnis, tada jinai, kadangi žemė negavo pakankamai energijos, jinai neduoda energijos metalui. Metalas susirgo, tai yra plaučiai su storuoju žarnynu. Tada jis nepamaitina jau inkstų su pūslė, tai yra vanduo ir tada medis ateina medžių eilė. Kepenys ir tulžies pūslė irgi išsibalansuoja. Žodžiu, mes turim tą visą puokštę, kai jau viskas visur išsibalansavę, daugiau ar mažiau. Ir šiaip klientų ateinančių pas mane, tai labai retai būna, kad
kad būtų vienas ar du išsibalansavę. Niekas neina, kai yra gerai, ateina, kai jau tikrai yra blogai. Nes iš pradžių bando visokius vaistukus, tepaliukus, o paskui jau, kai jau nei tepaliukai nepadeda, tada jau sako, žinote, padėkit. Tai va. Tai rekomenduojama visą laiką pradėti nuo, taip sakant, be vaistukų. Toliau yra vidinis, dar įdomesnis ryšys, tos plonos rodiklės, kur yra tarpusavėje, pavyzdžiui, tarp vandens ir ugnies, ne? Tai yra, sakykime, ateina pas mane žmogus su per aukštu kraujospūdžiu, širdis ten baladojasi, blogai žodžiu. Tai tada, o kaip yra dabar, žiūrėkit, vanduo ir ugnis, matote, kaip susiję? Vanduo ką daro? Gesina ugnį. Per didelis kraujospūdis, širdies ten šitie visi virpesiai ir sutrikimai, tai rodo, kad per daug energijos, per aktyvi ta ugnis, per stipriai dega. Tai ko reikia? Vandens, ne? Tai ką aš tada darau? Aš aišku dirbu su ugnimi irgi, aš ją lėtinu, raminu, nes zonų terapijoje tą galima padaryti, lėtinti arba aktyvinti, bet aktyvinam vandenį, reiškia, tvarkome pusę ir inkstus, greičiausiai jie serga. Greičiausiai jiems reikia pagalbos, kaip tą daryti, yra įvairių priemonių, reikia ir šildyti inkstus, jeigu tai yra apie inkstus kalba, reikia puslę žiūrėti, greičiausiai ten koks nors galbūt netgi chroniškas uždegimas, kurio žmogus net nejaučia, kažkokia bakterija gal sėdi ir reikia susitvarkyti puslę. Tai va dirbam su vandeniu, aktyvinam vandenį, jis užlieja ugnį, sumažėja kraujospūdis. Taip, dabar jeigu šiek tiek apie refleksologiją. Čia yra delnų zonos, delnuose yra irgi visi organai, kuriuos masažuoti, netgi galima nežinant, susiradus skausmingas vietas, jas tiesiog masažuoti. Nebijoti įspausti, tam yra labai gerai naudoti krumplį. Sulenktas Miliaus krumplės, aš čia galiu parodyti, kaip čia dabar, va taip va, spaudžiam ir žiūrim, kur skauda. Ir tada mes tas vietas masažuojame stipriau, nebijoti, kur platesnės zonos galima su pirštu stipriau su nykščiu, kur mažos zonos, ten pavyzdžiui, ten kokia blūžinis yra nedidelė, ten tik taškelis delne, tai sulenktų krumplių super. Aktyvinam, dirbam, išmasažuojam pirštus, vat matote, kur yra ir stuburas, ir kepenys, ir visi kiti organai. Aš asmeniškai nedirbu su delnais, bet kartais parodau klientam tiesiog, kad jie namuose galėtų pasiaktyvinti patys, nes kojas netaip lengva pasidaryti pačiam tą masažą, ne masažą, tą žodžiu, zonų aktyvavimą. Veide yra irgi visų organų zonos. Tai vat sakykime, kai aš jau minėjau mėlynė paakiai, inkstai, ne? Tai dabar žiūrėkit, va inkstų yra zona po akimis, IN yra inkstai. Apačioje po lūpomis, kur dažniausiai išberia, ne, mums barzda šitą būna spuogai, tai yra hormonai, hormoninių liaukų vieta. Šonai ties lūpomis yra storasis žarnynas. Tai žodžiu, skaitant veidą, kur riebu, kur neriebu, kur spuoguota labiau, viską galime atsekti, kur kuris organas siunčia mums žinią. Ir pagal sausa oda, per daug riebaluota oda, viskas yra pasako mums apie tai, kas kur yra problema ir jeigu mes galime perskaityti tą žinią, mes galime irgi sureaguoti į ją, o ne tik užtepti drėkinančių arba maitinančių kremų. Arba ten nuo herpeso dar kokių tepaliukų. Tai yra pėdos, pėdų visos zonos. Na, tai yra be galo geras įrankis diagnostikai ir gydymui. Pėdos yra visų organų refleksinės zonos, visų organų. Aš galiu viską pereiti žmogaus visą organizmą ir rasti to, ko man net nepasakė. Aš, pavyzdžiui, man pusę pasako, pusę pamiršta arba jau nebeatsimena, kad ten buvo kažkas seniai ir neteisybė. Tai viską galiu aš atrasti, žodžiu, šitose zonose, eidama per tą zoną, žinodama, kur kiekvienas organas serga. Tai yra, kur kiekvienas organas yra pėdose ir pagal tai atsekti, kur yra problema. Tai va, tai yra labai labai geras įrankis. Netgi masažuoti kojas ir vieni kitiem namuose, tai galėtų būti ir tradicija, kuri atliktų labai gerą profilaktinę, žodžiu, veiklą ligų, taip sakant, nes labai daug ką galima išmasažuoti tiesiog judinant ten, kur skauda, žodžiu, labai geras pratimas namuose. Pabandykite šiandien.
po webinaro. Tai va, kam viso to reikia, iš tikrųjų, kam viso tą reikia žinoti, kam šitą, o gal nieko nežinau. Bet, žodžiu, suvokus tą visą tradicinės kinų medicinos sistemą, reikia, aišku, kažkiek investuoti savęs į visą tai, kad suprasti pagrindinius dėsnius, kad žinoti, kaip tie meridianai eina, kokios raumenų grupės susiję, kokie simptomai, kaip atskirti, kada reikia aktyvinti tą organą, kada jį reikia kaip tik atvirkščiai sulėtinti jo veiklą. Mes galime labai daug ką padaryti. Suprantam tada, kad pati liga nėra baisi, tai yra tik tai organo kažkoks siunčiamas signalas, kurį mes turime perskaityti. Mes galime pasirinkti maistą, mes galime parinkti maistą kiekvienam šeimos nariui, netgi, sakykime, pagal tai, kokie jie yra, kokios energijos juose daugiau. Suvokiame, kas tinka, kas netinka, netgi už tai, kaip pasakyti, o vaikai valgo kažką kitą ir jie dažnai nori valgyti kažką kitą, negu mes valgom, gal tai yra tiesa. Gal taip ir turėtų būti, nesakyti, kad jūs turit valgyti, mes taip valgėm visi kartu ir dabar jūs turit valgyti visi tą patį. Vaikai iš viso be galo protingi ir išmintingi, jie atsirenka, kas jiems tinka. Aišku, jie atsirenka ir cukrų su visais tais miltais ir visa kita, bet čia irgi mes patys juos taip išmokinom. Gal surelį, gal saldainuką, gal sausainuką, žodžiu, ir mes juos prisipratinam prie tų žodžių, bet jeigu taip nuo mažens auginant sąmoningą vaiką, tai jie yra labai protingi, jų dar nebūna išbalansuotas tas visas kūnas ir mintys ir suvokimas, kas jam tinka ir kas jam ne. Mums jau reikia mokytis šito. Tai va, ir žinome, kaip imunitetą stiprintis. Netgi elementarų imunitetą reikia stiprinti skirtingiems žmonėms. Tai yra, sakau, labai, labai stiprus įrankis ta tradicinė kinų medicina ir jos žinios. Galbūt yra kažkokių sveikatos problemų, kur jūs nemokat išskaityti jas. Galbūt priimti sprendimus sunku, kažkokius tai priimti svarbius gyvenimo sprendimus, posūkius galbūt gyvenime. Kažkas tai netenkina gyvenime, tiek darbai, tiek santykiai, tiek sveikata. Tai vat, jeigu tokie yra dalykai, tai jūs esat pačiu laiku, kaip pasakyti, pačiu geriausiu laiku. O kodėl dabar pats tas laikas yra geriausias? Todėl, kad vakar nėra, o rytoj irgi nėra. Yra tik šiandien. Tai vat yra labai svarbu priimti didelius sprendimus šiandien vietoj to, kad laukti ir tikėtis, kad kažkada kažkoks stebuklas įvyks ir bus geriau. Nebus, visą laiką yra šiandien ir visą laiką yra kažkokių tai dalykų, kurie mus sulaiko. Kaip sako, yra pas mus dvi pusės. Viena mus varo į priekį, kitas traukia atgal iš tos komforto, žodžiu, ant tos komforto zonos ribos. Tai reikia nebijoti ir kelti koją iš komforto zonos ir tikrai tada atsiveria visai kitos galimybės ir kiti plotai, sakykime. Tai va, tai aš ką siūlau? Aš organizuoju internetinių sąmoningumo kursus. Jie realiai yra suplanuoti kaip 8 savaičių, bet kiekvienas žmogus pasirenka savo greitį. Jis gali lėčiau daryti, domėtis tą medžiagą, kurią gauna, gali greičiau, žodžiu, kiekvienas sprendžia pagal savo greitį. Ten būna video paskaitos susijusios su tradicinė kinų medicina, meridianai, jų ryšys, emocijų ryšys, viskas, ką aš apie tai dabar šiandien kalbėjau. Bet kitam žodžiu lygmenį. Toliau yra namų užduotis, kurias reikia atlikti, norint tiesiog pačiupinėti tą teoriją, nes sakau, jeigu tik skaitom, tai ta teorija lieka teorija. Tol, kol nepačiupinėjam praktiškai. Toliau yra savianalizė, teminės meditacijos, įtrauktos asmeninės konsultacijos, 1 metų nemokama narystė Facebook grupėje Sveiki be vaistų. Toliau ir konsultacijos, toliau aš daugiau papasakosiu vėliau. Ir aišku, naujos pažintys su žmonėmis, kurie domisi tuo pačiu kaip ir jūs. Ar jūs domina tokie kursai? Galvojat, būtų įdomu, tiesiog internetu, nenulipant nuo savo sofutės, šiltai, bet kurioje vietoje, kur jūs esate, žodžiu, imti ir pasimokyti daugiau kažką tai. Analogų neturintis kursai šiuo metu, jie vyksta internetu, kaip ir sakiau, jūs renkate savo laiką, savo valandas. Vienintelis svarbiausias laikas tai yra ketvirtadienį, kai mes renkamės Facebook'o grupėje ir diskutuojam, o visa kita tai yra
savo tempu, savo greičiu keliaujat per tą informacijos srautą. Tai vat mano siūlomi yra, kaip minėjau, 8 savaičių 4 modulių kursai. Bet aišku, sakau, greitai renkatės patys. Ką mes tose kursuose turim? Pirmame modulyje mes susipažįstam su tradicinė kinų medicina. Toliau antras modulis yra zonų terapija ir akupresūra, tai yra zonos padose, visos sistemos, tai yra valymo sistema, tai yra kraujotakos, imunitetui stiprinti, virškinimo sistemos ir visos zonos nurodytos padose, kartu su video medžiaga, na ir su dideliu noru pasipraktikuoti savo šeimos nariams. Tai yra svarbu pasipraktikuoti, rasti tas zonas padose. Ir akupresūra. Tai akupresūra yra kūne esantis taškai, kurie aktyvina kažkokius tai organus. Tai irgi pagrindiniai akupresūriniai taškai, kurie yra labai svarbus bendrai organizmo būklei gerinti arba kažkokiem konkretiem atvejam. Tada trečias modulis yra meridianai ir organų laikrodis, kaip jie tarpusavį yra susiję, kokie organai kada yra aktyvūs, kada mažiau aktyvūs ir kaip tai įtakoja mūsų sveikatą. Ir 5 elementų teorija ir jų tarpusavio ryšys. Tai yra irgi labai didelė tema, už tai tam skiriama daugiau savaičių, kad labai išsianalizuoti, turėti laiko, rimtai dirbti su šitom sistemom, kad jas suvokti, nes reikia labai daug išanalizuoti įvairių praktinių atvejų iš praktikos, kad galima būtų surišti visas tas simptomatikas su kažkokiais tai rasti priežastis kitom simptomatikom gydyti. Taigi, žinant tokią teoriją, viskas pradeda dėlioti, žinot, kaip dėlionėje. Viską, kai pradedam, kol žiūrim į dėlionę, ji nesidėlioja, o kai jau mes ją pradedam dėlioti, tai žiūrėkit ir kažką tai sudedam. Kartais reikia laiko daugiau, kartais mažiau, priklauso nuo galimybių, noro ir žinių bagažo iki tol surinkto. Tai va, tai kaip minėjau, yra 8 video pamokos, kiekvienai savaitėje po vieną video pamoką. Taip pat yra konsultacijos internetu. Tai yra Facebook grupė, uždara Facebook grupė Sveiki be vaistų, kur kiekvieną ketvirtadienį yra gyvas video, kuriame jūs užduodate klausimus arba gali būti kažkokia teminė paskaita trumpa ir paskui klausimai susiję galbūt su tema arba susiję klausimai su namų darbais arba ta tema, kuri buvo kur kyla klausimai, mokantis einant per tą medžiagą, kurią jūs gaunate. Toliau yra individualios konsultacijos, coachingas vadinasi, tai priklausomai nuo paketo dydžio yra galimi 2 pokalbiai po 1 valandą, maxi paketui, midi paketui yra 1 pokalbis iki 1 valandos ir mini paketui pokalbis 15 minučių. Toliau įvadas į meditacijas. Pradedam su atleidimu, toliau yra dėkingumo meditacijos, tikslo siekimo, gyvenimo kelio paieškos meditacijos. Jų trukmė yra 30 minučių. Jūs gaunate įrašus ir tas meditacijas klausotės kiekvieną dieną. Ta savaitę, kurią jūs, pradedate, savaitę mažiausiai 1 meditaciją reikėtų klausytis. Aišku, atleidimo meditacija yra šiek tiek specifinė, bet visos kitos tai yra galima rinktis ir galima ilgesnį laiką, tol, kol viduje širdyje pajaučiat, kad tikrai kažkas pradeda keistis, nes keistis tikrai pradeda, tik tai priklausomai nuo to, kai kuriems žmonėms galbūt ilgiau reikia tam laiko, kitiems trumpiau ir kiek žmogus yra tame procese pats. Tai va, bet investicija, kaip sakau, sveikata tai yra ne išlaidos, o investicija. Kiek mes į save suinvestuojam, tuo mes mažiau paskui sergam ir turime investuoti ir kelti šitų farmacininkų šitą pelną. Tai va, tai jeigu jūs esat pasiryžę investuoti į save, tai va, šitų kursų kaina yra, kaip ir minėjau, yra 3 paketai. Yra mini paketas, kuriam įeina 8 video pamokos ir asmeninis coachingas. Į midi paketą įeina pamokos Facebook'u, konsultacijos internetu ir asmeninis coachingas 1 valanda. Ir maxi pakete yra viskas įeina, visi siūlomi produktai įeina į tą paketą. Tai vat, mini paketo kaina yra 200 eurų, midi paketo yra 350 ir maxi paketo yra 700 eurų.
kursų rezultatai kokie bus, ką žmogus baigęs kursus galės daryti ir ką sugebės. Jis galės pritaikyti tradicinės kinų medicinos teoriją kasdieniam gyvenime, atskaityti simptomatiką, suprasti, atpažinti signalus siunčiamus, skausmą atpažinti, nebijoti jo, tiesiog į jį sugebėti sureaguoti, įvertinti, koks tinka maistas energetiškai ir kokiu atveju, kur kiekvienam šeimos nariui galės parinkti tas, kas tinka, priderinti. Galės taikyti, jau sugebės taikyti tikslinės meditacijas, jau jos nebebus siaubas ar siaubas ar kažkokie tai fokusai. Taip pat galės taikyti akupresūrą, zonų terapiją, kažkokiems simptomam galbūt numalšinti, kažkokiem tai esant situacijom, kur žinos, kokį tašką paspaudus, kokio rezultato galima tikėtis. Tai yra labai daug. Ir dar ne viskas. Visi paketai gauna nemokamą narystę Facebook grupėje Sveiki be vaistų. Tai irgi analogų neturinti grupė, kur vyksta konsultacijos, kaip ir minėjau, kiekvieną ketvirtadienį gyvai. Nagrinėjom konkrečius atvejus, remiantis tradicinę kinų mediciną, gali žmonės siūlyti savo atvejus ir visi mokiniai, esantis tuo metu kursuose ir visi kiti grupės nariai, gali komentuoti, siūlyti gydymo metodiką, paaiškinti, kas tai galėtų būti. Tiesiog praktikuojame su konkrečiais atvejais ir tada jau aš gale viso tos, kai visi parašo savo komentarus, tada aš galiu kažką pridėti ar pakomentuoti, praplėsti tą, kad mes tikrai išanalizuotume kiekvieną atvejį ir būtų žymiai aiškiau. Tai bet, kaip sakiau, galima rašyti savo situacijas ir tada mes galim jas panagrinėti viešai, ne tai, kad tenais užsidarė kažkokiam tai būrelyje. Tai va, paskui, narystė tokioj Facebook'o grupėje kainuoja 50 € metam. Tai jau iš karto jūs gaunate labai didžiulį, jau praktiškai labai didžiulę dalį sudaro vien tik tai buvimas šitoje Facebook grupėje. Ten nėra jokių stebuklingų receptų, viskas, kas yra išbandyta, kas tikrai veikia, nėra jokių per vieną dieną išgėriau stiklinį ir pasveikau. Tokių dalykų, vertimų iš kitų šaltinių jų nepatvirtinus, nepatikrinus ten nėra. Toliau antras bonusas yra, kad Maxi paketo, kas perka Maxi paketą, gauna galimybę užsisakyti individualią programą, kuri apima sveikatą, mitybą, gyvenimo būdą. Jos yra vertė 25 €, jeigu ją užsisakyti atskirai. Tai jau vien bonusais mes surenkam praktiškai kursų vos ne kainą. Toliau seminaras praktinis, artimiausias bus Kaune Liepos mėnesį, kas gyvena Lietuvoje, o Danijoje jie vyksta kas 2 mėnesį. Seminare būna zonų terapijos praktiniai užsiėmimai, tada jau galima pritaikyti, pabandyti, tai yra realiai, kaip tai atrodo. Akupresūrą pereinam, pasikalbam apie akupresūros dar taškus, pasitikrinam, kaip mes juos randam. Ir diskusija klausimai susiję su kursais ir tradicinė kinų medicina. Bet didžiausia dovana šiandien visiems jums, kurie esate dar iki šiol su manim, tai yra, kad jūs gaunat iki 70% nuolaidą. Jeigu šitos kursus užsisakote per 48 valandas. Nuorodas jūs gausite webinaro gale ir jeigu jūs užsiregistruojate dabar webinaro eigoje ir per 48 valandas apmokate kursus, jūs gaunate iki 70% nuolaidą. Tai mini paketą įeina video paskaitos, konsultacijos Facebook'o grupėje, 15 minučių coachingas, 1 metų abonementas Facebook grupėje yra už 100 €. Toliau mini paketui įeina video paskaitos, konsultacijos vėlgi Facebook'o grupėje, asmeninis coachingas 1 valanda. Įeina 1 metų vėlgi abonementas Facebook grupėje ir susitikimas Kaune, seminaras Kaune arba Danijoje. Ir Maxi paketui įeina viskas ir dar plus asmeninio coachingo yra 2 valandos vietoj 1. Ir įeina meditacijos, visas pilnas paketas kainuoja 200 €. Nuo dabar 48 valandas. Tai jeigu kas suspėjate į tą traukinį, tai jums praktiškai jūs gaunate tik tai bonusų vertės visą didžiulį paketą. Tai va, kaip ir minėjau, jūs tikrai baigę kursus, sugebėsite, išmoksite skaityti
kūno siunčiamus signalus, ką jisai jums siunčia, ką jisai jums sako, mokėsite interpretuoti jį ir suprasti, galėsite medituoti, tikrai jau būsite nemažai pažengę su meditacijom, kurios yra tikrai labai veiksmingos daugeliu atveju. Kupresūra, žodžiu, tikrai labai daug dalykų ir pastoviai kas savaitę konsultacijos internete. Tai čia yra iš viso tikrai skirtinė galimybė gauti gyvas konsultacijas. Tik tai reikia būti aktyviems ir tikrai mes galime daug ką padaryti. Ką dar nepaminėjau, tai kiekvienas modulis turi ekstra temą, kurie yra irgi aptariama. Tai ne tik meditacijos, bet kaip ir tema, tai yra atleidimas, dėkingumas, savo kelio paieška ir tikslų siekimas. Tai yra pačios svarbiausios temos, kurias aš tikrai stipriai rekomenduoju visiems pereiti, nes jos keičia gyvenimus iš esmės. Galima mokėti atskirai, jeigu mini paketui, tai už kiekvieną modulį atskirai, jeigu žmogus negali mokėti viso paketo, tuomet mini paketo modulio kaina yra 30 eurų, MIDI paketui vieno modulio kaina yra 40 eurų ir Maxi paketui yra 55 eurai. Tai tada žmogus gali sumokėti už kiekvieną modulį, atlieka namų darbus, sumoka už antrą modulį ir gali keliauti į kitą modulį vėl, nemokant visos bendros kainos. Tai irgi labai gera galimybė tiem, kas tikrai nenori investuoti iš karto visos sumos. Rezervacija dabar per 48 valandas. Nuorodas įdėsiu aš jums čia į komentarus. Ačiū labai, kad buvote kartu. Klausimus rašykite į komentarus ir atsakymus aš jums atsiųsiu elektroniniu paštu. Sėkmės ir iki pasimatymo kursuose.